Sunkus metai ūkininkams tęsiasi. Jei vasara užklupo sausra laukuose, tai metų pabaigoje tokia situacija ekologiškai ūkininkaujančiųjų piniginėse. Mat, iki gruodžio vidurio tik vienam kitam ekologiniam ūkiui buvo pradėtos skaičiuoti ir mokėti avansinės išmokos. Kai ankstesniais metais tokiu laiku ūkininkai jau galėdavo atsiskaityti su tiekėjais ir planuoti metų pradžios pirkimus. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija kreipėsi į atsakingas institucijas, tačiau situacija nesikeitė. Anksčiau būdavo tokių situacijų, bet ne taip masiškai. Šiemet vyksta masiškai, ta prasme, ekologai avansinių išmokų negauna, nėra net pradėta skaičiuoti. Tik tai dažniausiai rašoma, kad tiesioginės išmokų avansai planuojami skaičiuoti. Kažkaip taip atsitiko, kad ekologiniai ūkiai ne tik kad ekologinių avansų negauna, bet ir tiesioginių išmokų. Galėjo vis dėlto pradėti administruoti ženkliai anksčiau, nes ūkininkai turėjo sertifikatus, agentūra matė pateiktus ūkininkų sertifikatus, pagal kuriuos galėjo tęsti išmokėjimo procesą, o tas nebuvo daroma. Šie metai yra pereinamieji metai iš senojo periodo į naują periodą. Tai mes tikrai nesitikėjome, kad bus tiek klaidų paraiškose. Šiandien ir buvo ir kaimo reikalų komitete šitas klausimas svarstomas. Tai jeigu taip trumpai, mes praeitam periode turėjom vieną ekologinę priemonę. Ir pareiškėjas ateidavo ir deklaruodavo perėjimas arba ekologinis laukas. O šiais metais turim 4. Tęstiniai įsipareigojimai, ekologinė sistema perėjimas ir vaisiai, ruogos ir daržovės ir strateginio plano ekologinė. Ir žmonės deklaruodami, jie gal pasimetė, gal laiko per mažai buvo ir pridarė labai daug klaidų. Tai mes dabar siunčiam jiem pranešimus, taisom visas paraiškas, iš naujo perbraižom laukus ir sudėliojame tas lentynėlės į 4 priemonės, kad galėtumėm išmokėti išmoką. Šiai dienai yra prioritetas skirtas būtent šitom paraiškom, tam, kad kas nepavyko mums per lapkričio mėnesį, kad pasiektų, tai mūsų tikslas, kad gruodį jie kiek galima daugiau gautų šitas ekologinės išmokas, nes jau kitos išmokos, tiek avansinės, tiek galutinės, manau, juos yra pasiekę. Praėjus savaitė po šio interviu, gruodžio 8 dieną vykusioje Ekologinių ūkių asociacijos konferencijoje kalbinti ūkininkai dar nebuvo gavę nei vieno euro išmokų. Ar jūsų ūkiai jau pasiekė ekologinių išmokų avansai ar kiti paramos pinigai už ekologinį ūkininkavimą? Ne, nepasiekė ir labai nekantriai jų laukiam. Kada buvo patikra atlikta? Patikra, net aš specialiai skambinausi į Ekoagrus, kad atvyktų kuo anksčiau mane patikrinti, kad visi dokumentai sklandžiai praeitų ir panašiai. Vasaros pradžioje, man atrodo, vasaros pradžioje atvyko, patikrino, įvertino, visi dokumentai atitinka, aš net pats sekiau visus dokumentus individualiai, skambinausi ministerijas, NMA, ar viskas tvarkoj, taip yra patikinta, viskas tvarkoj. Aš suprantu, kad kartais mokėjimai būna dėl to, kad netitinka paraiškos kriterijų, tačiau šito nebuvo. Galas metų, kaip tu turėtų atsiskaityti taip pat ir su bankais, nes turime įsipareigojimų, yra darbuotojai, yra kiti įsipareigojimai šeimai, yra po galais gyvuliai, kuriuos turi šerti, nes šie pavasaris buvo žiaurus, mūsų kankino sausra, kur reikia papildomą pašarą nusipirkti. Ir dabar toks gale metų toksai pinigų vakuumas, kur negaunam iš valstybės pinigų, kurie yra pažadėjus ir įsipareigojus sumokėti iki tam tikro laiko. Nes aš galvoju, kad aš čia esu toks vienas, bet mes čia susirinkom ir čia yra daugybė tų ūkininkų, su kuriais yra nesiskaityta. Visada buvo numatyta, kad išmokos yra išmokamos iki einamųjų metų gruodžio 29 dienos ir šiemet lygiai taip pat, nes viską esame nusimatę, kad iki šių metų pabaigos būtų išmokėtos išmokos, kurios yra esminiai ūkio pinigai, nes jie yra dengiami tiek visi bankiniai įsipareigojimai, tiek įsipareigojimai tiekėjams visiems, tiek kai kurie iš ūkio vykdo europinius projektus, kurie irgi yra būtini dėl išmokų pinigų ir tai sukels labai daug problemų tam pačiam ūkiui, todėl kad ūkis turės mokėti delspinigius, turės mokėti baudas už neatsiskaitytas prekes pirktas iš tiekėjų. O kada vyko patikra jūsų ūkyje? Rugsėjo pradžioje buvo atvykusi Ekoagros, o pats priduotas deklaravimas yra gegužės 20 dieną. Išmokos sudaro kažkur apie
40-50% ūkio pajamų. Tai šitoje vietoje jos tikrai yra esminis dalykas. Mano ūkis asmeniškai stato ekologinius paukštynus, kuriuose bus auginamos ekologinis vištos dedeklis. Tai lygiai taip pat ūkyje yra numatyti pinigai, kad iš šitų pinigų bus perkamos vištos. Vištų užsakymas turi būti vykdomas apie 4-5 mėnesius prieš. Tai jeigu išmokos yra nukeliamos, kaip pavyzdys šiuo atveju 4-5 mėnesiai į priekį, tai ūkis realiai praranda 1 metus gamybos. Situacija ir mano ūkė, ir visose ūkiuose visur yra vienoda. Tai yra kaip pridaryta veikla, su visom taisyklėm. Tai faktas tame, kad nacionalinė mokėjimo agentūra nespėja sudėlioti, nes jų perskaičiavimo principus kardinaliai pakeitė šiais metais. Tai reikia suprasti turbūt ir nacionalinė mokėjimo agentūra, kad šiai dienai patikrinti ekologinių ūkio dėl išmokų teisėtumo reikia peržiūrėti 6 atskiras eilutės. Tai turbūt esminis šito principo esminis dalykas turbūt yra mūsų priimtos naujos nacionalinės 23 metų ekologinių ūkininkavimo taisyklės, kur pasipylė tie ekologiniai ūkininkavimai per ramščius, per pirmą, per antrą ir dar ten pilnos eilutės. Tai dėl to ir turim tą, kad įkaitai nacionalinė skaičiuoja, labai ilgai žmonės, vienetai tie patys liko, tik darbo 6 kartus padidėjo ir ekologiškai ūkininkaujantis, kurie sėdim, buvom įpratę, kad gaunam tuo momentu, kad suskaičiuoja greitai ir tikėjomės ir planavom, kad ta parama ateis pas mus, o šiai dienai yra kaip yra. Ekoagros teigia, kad atlikusi kasmetinės ekologinių ūkių patikras, dokumentus išmokų skaičiavimui pateikia ilgai netrukus. Visą sertifikavimo procesą mes vykdome Žemės ūkio ministerijos valdomoje informacinėje sistemoje Žumpris, kuri realiu laiku perduoda visus sertifikavimo duomenis nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Tai mes galėtume pasakyti tai, kad tie duomenis pasiekia nacionalinė mokėjimo agentūra, sertifikavimo duomenys greičiau negu patį ūkininką, nes jie nueina realiu laiku, o ūkininkui mes dar formuojam paketą, formuojam išrašą, kad jisai galėtų gauti kartu su sąskaita reikiamus dokumentus. Pasak Ekoagros vadovės, patikras būtų galima pradėti nuo balandžio mėnesio, tačiau ūkininkai delsia deklaruoti pasėlius iki paskutinės dienos. Todėl intensyvus darbas prasideda tik Liepos pradžioje. Tikrai atsakingai noriu pasakyti, kad Ekoagros nevėluoja su sertifikavimu, mes spėjam iki metų pabaigos ir mes tas patikras turime teisę vykdyti ištisus metus. Konferencijoje dalyvavusi viešnia iš Lenkijos ekologiško maisto rūmų sakė, kad jų ūkininkams tokios problemos nekyla. Advance payment, yes, they do, they receive. And it depends. Avansiniai mokėjimai jau atlikti, ūkininkai gavo pinigus. Žinoma, priklausomai nuo to, ar nekilo problemų sertifikuojant ekologinį ūkį. Sertifikavimas buvo baigtas spalio 15 dieną. Jei duomenys atitiko reikalavimus, ūkininkai iškart gavo išmokas. If the data is submitted to the payment agency, then the farmers may receive advance payments. Pasak Uršulos Soltysek, Lenkijoje numatyta ateinančiam laikotarpyje 30% didinti ekologinio ūkininkavimo finansavimo krepšelį. Jūs šiuo metu dirbate Latvijoje ir atliekate ekologinių ūkių sertifikavimo funkciją, ar ne, jūsų įstaiga. Kaip šitas procesas vyksta Latvijoje? Kiek žinau, tai jūsų institucija yra ne vienintelė tokia institucija. Taip, sertifikavimo procesas vyksta taip pat kaip ir Lietuvoje, pagal reglamentą, pagal vietinės taisyklės, bet kuom skiriasi, tai kad yra Latvijoje konkurencinė aplinka. Šiai dienai yra 2 sertifikavimo įstaigos ir nuo naujų metų atsidaro nauja 3 įstaiga. Taip, tai kad būsim Latvijai 3. Ir ką duoda ta konkurencija ūkininkams? Ūkininkui turbūt duoda, kad pasirinkimas kokybės atžvilgių, nes kainos yra pas visus vienodos sertifikavimo. Ir nuo sausio 1 bus nustatyta ministerijos kainininkas, kur turėsim vadovautis vienų kainininkų. Kaimininės šalis turi po kelias sertifikavimo įstaigas, net ir po 14 kai kur, o Lietuvoje dirba viena vienintelė ir
ūkininkai kol kas neturi teisės kreiptis į kaimyninių šalių sertifikuojančias įstaigas, kad suteiktų tą paslaugą. Kodėl taip yra? Šiaip turbūt svarbiausia yra, kad sertifikavimo įstaiga turi būti akredituota ir turi būti patikima. Tai mes kaip tik šią savaitę vykome į Daniją, kuri teritorija yra panaši, gyventojų 5 milijonai ir jie turi irgi vienintelę sertifikavimo įstaigą, jokių problemų tame nėra. Tiesiog jeigu lyginant su Lenkija, kai sako, kad ten 12, galbūt 13, tai reikia suprasti, kad Lenkijoje yra 16 vaivadijų, Lenkija yra žymiai didesnė ir 16 ministerijų. Tai kažkuria prasme Lenkijoje sertifikavimo įstaigų yra mažiau. Bet Latvija, jeigu lyginsime su Lietuva, tai skaičiai mažesni negu pas mus būtų, o ten veikia. Nuo naujų metų veiks net 3 sertifikavimai. Aš nežinau, kokia padėtis Latvijoje. Mes Lietuvoje dabar gali Žemės ūkio rūmai jau kaip 3 sertifikuoti nacionalinės kokybės produktus. Tai ten kaip ir, toks yra sutarimas, kad gali ir bet kas sertifikuoti. Iš Ekoagros galbūt net ir išeis ta funkcija, bet tiesiog ministerijoje nebuvo tokių kalbų ir nematome poreikio, kad reikėtų antros. Dėl mažėjančios paramos ekologiniam ūkininkavimui ūkininkai traukėsi iš programos. Vien šiemet ekologinių ūkių atsisakė beveik 30% ūkių, dirbančių 300–500 hektarų. Jeigu mūsų valdžiai nereikia aplinkosaugos, tvarių produktų, ekologiškesnės gamtos, kraštovaizdžio geresnio, kur ganosi gyvuliukai, nėra visus metus ištisai pririšti tvartuose, o jie turi galimybę išeiti, atsigerti, pasislėpti pavėsyje, pakapstyti. Tai ko mes norim? Ar norim labiau teršti, ar norim aplinkosaugos? Iki 2027 metų mūsų šalyje ekologinėms programoms skirta 272 milijonai eurų, metams apie 40 milijonų. Žemės ūkio ministerija keičia ir tikslus. Jei anksčiau buvo numatyta, kad ekologinis ūkininkavimas siektų beveik 13% šalies žemės ūkio, tai dabar šis siekis mažinamas iki 9%. Tai yra iki pernai metų lygio.